Na, tada labą dieną, Slava, galiu tave taip vadinti. Šiandien svečiuose nuostabus žmogus, kuris pasidalino savo istorijom ir įkvėpė mane, įkvėpė savo pavyzdžių, papasakodamas savo istoriją, savo gyvenimo patirtį ir labai panorau jį pakviesti, pasidalinti savo patirtimi, savo žiniomis, savo gyvenimo istoriją ir platesniai auditorijai trupučiuką jaudinuosi, tai labas, Slava, gal tu trumpai prisistatyk save ir pradėk, vat ką norėtum papasakoti žmogui. Šiuo metu esu sukūrusi savitarpio pagalbos grupelę žmonėms, kurių artimieji turi priklausomybės, psichikos ligas, nes mano pačios artimas žmogus išgyvena tam tikras psichologines būsenas, tam tikras priklausomybės. Ir aš pati ieškojau tos savipagalbos būdų ir vienas iš tų savipagalbos būdų yra pokalbiai su žmonėmis, kurie yra tai išgyvenę ir patyrę savo kailiu, arba kurie taip pat turi tokių pat savo artimųjų rate, ir tada tas suvokimas, kad tai nevyksta vien tik man, kad tai yra aplink mus, bet kaip ir aš, kad išgyvenau gėdą pripažinti, kad mano artimasis išgyvena priklausomybės arba turi kažkokią psichikos ligą ir kad liktai kolektyviniai sąmoniai apie tai kalbėti yra tabu. Tai vat ir noriu sulaužyti tą stereotipą, kaip nesulaužyti, bet įnešti ir paraginti žmonės atliepti. Ir ačiū tau, Slava, kad tu sutikai ir perleidu žodį tau. Labas, Daiva. Sveiki klausytojai, žiūrėtojai. Mano vardas Slava, aš esu iš Lietuvos, paskutinius 18 metų gyvenu Anglijoje, atvažiuoju karts nuo karto apsilankyti į gimtinę. Kas liečia, tai iš tikrųjų pagalbos tema jinai yra iš tikrųjų tokia pakankamai aktuali, nes padėti yra ne taip iš tikrųjų viskas paprasta, nes tie ketinimai, kuriuos ta prasme puoselėju, bandydamas kažkam tai padėti, kažką tai ištraukti, jie ta prasme toks turi labai tokią gilią, sakykime, prigimtį ir ten ne viskas, vienu žodžiu, ne viskas taip paprasta. Esmė tame, kad, tarkim, didžioji dalis žmonių, kada gerai kalbėsiu apie save, tai yra, kada aš kažkada, sakykime, prašydavau kažko tai pagalbos, kreipdavausi, tai pasąmoningai tai būdavo noras, kad žmogus išspręstų mano paties sukurtas problemas. Mano paties sukurtas problemas ir viskas. Tai yra, man ten, ta prasme, padėko, ten, žodžiu, ten kažkokių tai nesąmonių prisidariau, ten, arba ten, kaip dažniausiai būna, paskolink pinigų, paskolink, tai va. Bet šitie visi dalykai šiaip iš tiesų prasidėjo dar anksčiau. Dar anksčiau tai yra, sakykime, mokykloje, kada, tarkim, nebuvau toks jau pavyzdingas, sakykime, mokinys, tai dažniausiai būdavo, kai užduodavo namų darbus ir ateini į mokyklą, reikia pateikti tą namų darbus, o jie nepadaryti. Ką mes dažniausiai darydavom, ten eidavom pas tos, kurie geriau mokydavosi ir duok nusirašyti. Oi, taip, ne kartą tai dariau. Ja. Manau, kad daugybė žmonių tą dalyką perėjo. Ir nusirašydavau ir man toks iš karto palengvėjimas. Ačiū Dievui, viskas gerai, pranešė, ne? Vienas sykį pranešė, antras sykį pranešė, ir viskas, ir tas modelis susiformuoja ir jisai persikelia į tolimesnį gyvenimą, kada jau baigi mokyklą ir taip toliau. Ta prasme, pasitikėjimas toks, yra toks vidinis kažkoks tai pasitikėjimas, kad jeigu ką, ten kažkur tai, prasisuksiu, praslysiu, kažkas tai man ten pinigų paskolins ir taip toliau, bet
kai ne taip seniai, sakykime, prieš kelias metus su vienu bičiuliu kalbėjau apie pas jį toks, irgi buvo pastovi. Ta prasme, tai kaip sistema tokia. Ateina, paskolink, taip jis atiduodavo, bet ne tame esmė. Esmė tame, kad aš tiesiog vienas iki pasakiau, kada paskutinį kartą tai padariau. Tiesiog pasakiau, klausyk, tugi sakau, pas mane neatėjai, sakykime, pasitarti, kad nori ten kažkokį tai sprendimą padaryti, ten iš darbo išeiti, ir paskui ten tai, žodžiu. Paklausti patarimo, ne? Paklausti patarimo, paprašyti pasikonsultuoti išminties. Jo, ir tai sakyčiau, netgi ne patarimas vėlgi, o pasidalinti patirtimi, nes kodėl, tarkim, aš neduodu patarimų. Viena svarbiausių priežasčių, kodėl aplamai žmogus klausia patarimo. Kada aš prašydavau, patark, ką man daryti tam tikroje situacijoje, patark. Tuo aš kaip ir vengdavau atsakomybės už pasiekmes. Tai yra, kaip aš vėlgi kartą vienam bičiuliui sakiau, jeigu supranti, kada, sakau, tarkim, tu ateini pas mane ir manęs klausi, patark man, ką man daryti tokio situacijoje. Sakau, supranti, jeigu aš tau patarsiu ir tu sakau, vis vien, kaip ten bebūtų, tu darysi kažkaip tai, bet vis vien savai visų pirma. Antra, aš nežinau tos iš tikrųjų tos situacijos. Ir jeigu tau viskas bus gerai, tu, sakau, tu net neprisiminsi šitą, ne? Bet, sakau, jeigu bus kažkas tai blogai, sakau, nori tu to ar nenori, bet tavo galva vis vien suras kaltus. Nes aukos pozicija, tai jinai, nuo pat vaikystės, jinai pati patogiausia. Aukos pozicija, tai pozicija, kurioje atsakingi visi, bet ne aš. Kalti visi, bet ne aš. Jo, ir čia labai aktualu, netgi ir kai mes ieškom, ir aš pati, tai ir jau kai ieškai, atrodo, nueisi pas mentorių, nueisi pas kažkokį giduolį ar pas kažkokį mokytoją, kuris dalis žino, ir tau pasakys, ir viskas išsispręs, bet ir tuo pačiu labai lengva tada, sumanipuliuoti. Sumanipuliuoti, iš tikrųjų, čia yra toks pabėgimas nuo atsakomybės, nes tai, ką tu kalbi, aš irgi atpažįstu savo veiksmuose, kai kartais, kai darydavau šitai. Ir tas, ko gero, ir yra vienas iš tų bėgimo nuo atsakomybės, nuo savo to vidinio augimo. Taip. Ir tarkim vėlgi, kada sakykime, mano gyvenime susiklosti, kad aš giliai buvau įklimpęs į priklausomybę nuo alkoholio, aš nuolatos kažkaip tai nenorėdavau pripažinti tos problemos. Ir man jau, kaip sakant, buvo skambučiai nuo gal 17 metų, nes aš iš karto, sakykime, kaip ir pradėdavau vartoti, kaip ir jaunimas, eidavom ten į šokius, prieš šokius ir taip toliau, ir išgerdavom. Pas mane ir mano, kaip sako, tas mano ratas, pas mus nebuvo stabdžių. Mes jau nebekontroliavom to kiekio, bet kažkaip tai nuolatos bėgdavau, vengdavau, tarsi kažkas tai mane blokuodavo. Bet esmė kame? Esmė tame, kad aplamai dėl ko žmogus, gerai vėlgi, nuklydavo, ne? Kalbėsiu apie save, kodėl aš pradėjau aplamai vartoti alkoholį. Taip jau gavosi, kad, sakykime, mano vaikystėje iš tikrųjų taip buvo daug ir emocinio, fizinio smurto, nes mano tėvas amžinatilsį, jisai taip pat kentėjo nuo alkoholizmo ir jisai, ta agresija, vidinis kažkoks tai nepasitenkinimas, viskas išsiliedavo šeimoje. Ir aš pirmą kartą tiesiog prisimenu, kad aš pirmą kartą esu paragavęs alkoholio gal kažkur 5 metų.
kai man buvo 5 metukai. Bet aišku, aš to šiek tiek prisimenu, kad, ta prasme, taip, tai skonis tai buvo ne koks, aišku, bet tai alkoholis tapo mano vaistu, realiai mano vaistu. Ir nuo to laiko aš praktiškai periodiškai, ta prasme, kažkaip tai suaugę išeidavo kažkur tai ten į virtuvę, parkyti, dar kažkur tai. Aš tą kažkaip tai vieną stikliuką kokį, bet vis tiek paragaudavau. Žinoma, aš, ta prasme, vaikas būdamas, aš negalėdavau, ta prasme, atsakyti į tokius klausimus, kodėl, kas vyksta ir taip toliau, ne. Nes asmenybė vis tik, žmogus vis dar formuojasi tokiam amžiui ir 11 metų būdamas, aš tą 11 metų būdamas, aš tą prisimenu jausmą. Iš tikrųjų, tą prisimenu jausmą, kurį pajutau. Tai matomai ir anksčiau buvo. Bet, esmė tame nenoriu tam labai plėstis į tą temą, bet esmė tame, kad... Tu pajutai jausmą, kad ar skausmo, ar to palengvėjimo, kai išgeri, ką tu pajutai? Alkoholis tapo vaistu. Alkoholis tapo vaistu, nes kada tarkim, žmogus, jo labiau vaikas, gyvena tos tokius emocinius. Jo, nuolatinėje gyvena įtampoje, psichika tiesiog dažniausiai gali tiesiog neatlaikyti. Neatlaikyti. Ir, sakykime, alkoholis, arba ten narkotika, arba ten dar kažkokios kitos priklausomybės, ne, tai tam atpalaiduoja. Atpalaiduoja psichiką. Ir todėl, ta prasme, tai nesukelia ateityje, sakykime, rimtų kažkokių tai psichinių problemų, bet po kiek laiko, aišku, ta prasme, tai nėra ten, sakykime, net ir mokslas negali pasakyti, kodėl, pavyzdžiui, du žmonės, netgi, tarkim, du broliai, ne, vienas galbūt net ir daugiau gėrė, ne, bet jisai su laiku, ta prasme, sustojo ir viskas tvarkoja, o kitas kažkodėl tai jisai ten, žodžiu, tapo priklausomu. To negalima paaiškinti, niekas negali to paaiškinti, tiesiog yra faktas. Ir manau, kad tai laiko gaišimas, ieškoti atsakymų, kodėl aš tapau priklausomu, kodėl. Ten daug kas kalba ten apie persiduoda, tai paveldėjimas, ten visą kitą. Koks skirtumas? Yra faktas, kad aš esu priklausomas, viskas, taškas. Ir nuo šito taško reikia atsispirti. Jo, bet kaip ateiti iki to, nes daugiausia mes neigiame, pavyzdžiui, aš irgi jau einu sąmonėjimo keliu 22 metai ir tik dabar pripažinusi, net ir kad jaučiu gėdą, kad jaučiu kaltę dėl tokio sūnaus ir taip toliau, aš tik pamačiau, kad aš esu ko priklausomybę turiu. Ir atrodo visą tą laiką, atrodo viskas yra faina, bet tik dabar labai aiškiai įsiskleidė ir galvoju, vis tiek iki to vėliau ar anksčiau, ko gero, vis tiek tai vėliau ar anksčiau ateina, bet kitiems žmonėms ir neteina, kad tas suvokimas, kad aš esu priklausomas. Nes aš irgi su savo artimu kalbu, kad iš to noro, kai ir anksčiau kalbėdavau, kad nėra gerai dar kažką. Ir gina savo tiesą ir sako, tu pati gydykis ir su manim viskas gerai, jeigu tau blogai, tu eik ir kreipkis tos pagalbos ir pas tus psichiatrus ir pas psichologus, o realiai tie faktai tai byloja ką kitą. Ir kaip tu sakai, žinai, atėjo, kaip tau tiesiog atėjo tas momentas, kad tu suvokiai, kad jau yra, kad aš esu priklausomas, kad jau yra, kaip tas faktas įsiskleidė. Iki to vis tiek reikėjo kažkaip daryti, patirti tas pamokas, labai įdomu suprasti, kas paskatino. Ar tiesiog kiekvienam, kaip sako, kiekvienam savas laikas ir ateina vienam tie suvokimai, o kitas žiūrėk ir visą gyvenimą, jisai ir išsineša nesusivokęs. Taip, tai iš tikrųjų, tai vėlgi, ta prasme, negalima atsakyti į šį klausimą. Ne, tai tik pagal tavo vidinę, nes kiekvienas turim savo vidinę matymą, kiekvienas savo vidinę tiesą ir
yra nuolat kintanti ir tai, ką tu dabar pasakysi, galbūt jau po savaitės kažkaip kitaip mąstysi, bet tiesiog vat, iš savo tos vidinės tėkmės, be jokio prisirišimo, ir mes jau kalbamės ir dalinamės labai vat, paprastų, artimų, draugiškų pokalbių, nepretenduodami, kad tai yra tik taip ir visai kitaip ir jūs čia taip darykit ir kaip Jurgelis daro, jokių būdų. Tiesiog ir savo vidinę tiesą, kuri yra nuolat kintanti ir kuri nuolat kinta ir tas suvokimas kinta ir vat, tiesiog norisi irgi vat, suprasti, žinai, vat, pajausti, vat, koks vat, tas kertinis momentas, nes tu pats dabar vat, paminėjai, kad, žinai, ateina tas suvokimas, kad jau kažkas ne taip, kad kažkaip, vat, kas tau padėjo, ar ilgas kelias iki to buvo? Tas kelias mano buvo iki 35 metų. Ir, ta prasme, aš kuo toliau, tuo, aišku, tos problemos iš tikrųjų jos didėjo. Ir ta prasme, ir šeima nepadėjo. Turėjau šeimą ir, žodžiu, aš šventai tikėjau, kad, ta prasme, kad aš nustosiu gerti, viskas bus gerai. Prisimenu, vargšė buvusi žmona net jau dėjo, ta prasme, iki to, kad jinai, aš suprantu ją, ta prasme, jinai tikėdamasi tuo, kad aš jau, mane šitas dalykas jau tai jau tikrai paveiks ir jinai, ta prasme, pareikalavo, kad aš prisiekčiau dukros gyvybę ir sveikatą, kad, ta prasme, kad aš sustosiu ir aš prisiekiau. Ir tuo metu aš tai dariau, nuoširdžiai. Bet kažkodėl tai vis vien ateidavo tas momentas, kada tiesiog kažkas tai smegenyse blokuodavosi ir viskas. Ir aš vėl ten, ir aš vėl šitoj pelkė ir nesuprantu, kas vyksta. Aš net, ta prasme, tai buvo absoliuti tokia beprotybė. Buvo mano gyvenime, ta prasme, ir bandymai, tai jau ten, sakykime, 90-ieji metai, kada, žodžiu, buvau įklimpęs į tokį dugną, kad jau iš tikrųjų buvo, nepamenu, ar 2 ar 3 bandymai savižudybės, bet ir tai mane dar labiau, ta prasme, skaudinavo tai, kad aš negaliu ir gyventi negaliu taip, ir nusižudyti neužtenka jėgų. Aš save, ta prasme, plakdavau, aš tą savo vidinį skausmą tiesiog išliedavau į fizinį, arba ten rankas žalodavau, ar ten pjaustydavau, arba ten į sieną daužydavau, bet tai tiesiog buvo, sakau, tokios buvo beprotybės. Bet tai kažkodėl tai visiems, ta prasme, kartojasi ir 2005 metais aš tai po eilinio užgėrimo aš, ta prasme, nusprendžiau, kad viskas, išvažiuosiu, ta prasme, ir man, suprant, kaip įdomiai, ta priklausomybė, jinai veikia taip, kad aš, ta prasme, šventai tikėjau, kad aš išvažiuoju iš Lietuvos tik tai tam, kad daugiau nesuteikti savo artimiems skausmo, kad jie nebematytų mano šitų ten užgėrimų ir visą kitą. Atseit aš rūpinusi jais, bet iš tikrųjų, aš tai sužinojau tik po kelių metų, jau dirbdamas su savimi, kad tai buvo ta priklausomybė mane stumė, jai reikalinga buvo laisvė vartoti toliau. Nes čia atvažiavęs, aš, ta prasme, jau viskas. Niekas manęs nežiūri, niekas manęs nekontroliuoja, niekas man, kaip sako, smegenų neknisa ir va tai va. Ir atvažiavęs čia po 11 mėnesių, žodžiu, taip jau dėja kito, kad mane tiesiog aš jau buvau ir darbus praradęs, ir ta prasme, ir skoloje lendęs jau šeimininkui, žodžiu, mane išvarė į gatvę ir, ta prasme, papildžiau tuos benamių, kaip sakant, gretas ir būtent tas užgėrimas, sakykime, mano buvo iš tikrųjų paskutinis. Tai čia jau, kaip sakant, reziumuojant tai, dėl ko, ne, kaip tai įvyksta. Tai įvyko tiesiog tai po to užgėrimo, kai aš gatvėje, nepamenu, gal mėnesį kažkur tai prasivuliojau, įvyksta kažkoks tai vidinis, tai, ką žmonės vadino dugnas, ne, bet
tas dugnas, tai jisai nebūtinai, jisai gali būti nebūtinai gatvė. Yra pakankamai masė žmonių ir pasiturinčių, ir žinomų pasaulyje visame, ir pas juos viskas atrodo iš materialios pusės, viskas gerai, bet tas dugnas jisai dvasinis. Dvasinis, emocinis, kada jau viskas tiesiog, supranti, kad arba, ir va tiesiog kažkas tai įvyko manyje ir lūžis, tiesiog lūžis. Kada aš pasižiūrėjau, tarsi, kaip sako, žmonės prieš mirtį, ne, tai vyksta, ta prasme, pamatai savo visą gyvenimą. Tai čia kažkas vyko panašaus. Nes aš sėdėjau parke ir tiesiog prieš akis mano prabėgo visas tas gyvenimas, ten tie baliai, restoranai, visokie ten, žodžiu, merginos ir visa kita, ir štai rezultatas. Štai finalas. Finalas, aš sėdžiu gatvėje, ta prasme, visko netekęs, visas purvinas, apiplyšęs ir taip toliau. Va. Ir tai buvo atspirties taškas, nuo kurio aš, ta prasme, pradėjau ieškoti pagalbos. Ir tada, kada įvyksta tas vidinis pripažinimas, toks jau gilus iš tikrųjų. Čia toks vidinis švietimas, toks vidinis virsmas, ne? Jo. Aha, toks kaip naujas gimimas. Jo. Nes atrodo, ir anksčiau buvo tie nuoširdus tokie, ne, pripažinimai, kad man kažkas tai, net tai, bet tai net sunku tai apibūdinti žodžiais. Tai toks vidinis lūžis. Aš įsivaizduoju, kad to perteikti ir čia ir neįmanoma. Ir aš tik visai neseniai sužinojau ir dar apie tai dar nepasidomėjau, kaip ten faktai moksliškai, bet kaip ir pati psichologija sako, tu sako, žinai, ką reiškia alkoholizmas, nes aš sakau, pavyzdžiui, kai būna tos anonimo alkoholikai, visą gyvenimą sako, aš alkoholikas, ir sakau, tai kodėl jie taip programuoja save ir kodėl taip sako, nes, čia kaip sako, darbas su pasąmonė. Jinai man paaiškino, kad sako, tai kad ten kepenys tą alkoholį priima jau kaip kažkokia, kaip sutrinka kažkokia kepenų veikla ir išskiria tam tikrą medžiagą. Sako, fiziologinis gaunasi, dėl to, kai tavęs klausau, kai atrodo žmogus lyg ir nori, bet pati vidaus ta chemija, jinai ten kažkokias tas medžiagas išskiria ir sako, čia tas ir reikalingas žmogaus sąmoningumas, budrumas atpažinti, kad tai nėra tas tikrasis poreikis, kad tiesiog yra tam tas tikras vidinis ten kepenų darbų kažkoks hormonas išskiriamas. Aš sakau, tikrai nesu dar iki to galo pasidomėjusi, bet man irgi buvo labai įdomu, žinai, išklausyti jos tą versiją, papasakojimą, ir ką sako, kiti sako, žmonės gali gerti ir tos kepenys, kaip tu sakai, vienas gali gerti, kitas ne, ir tos kepenys apsidoroja ir jos paskui nebedoroja, o sako, kitos patiki, kad tas alkoholis, kad jos turi kad išgyventi žmogus, kad jos turi kiekvieną kartą kažkokį ten tą hormoną išskleisti. Dalį esmė tame, kad jeigu tai žiūrėti fiziologiškai, nežinau, negaliu paaiškinti, nes tai nesu, sakykime, medikas, bet esmė kame. Gerai, tas alkoholizmas, taip, alkoholizmas yra nepagydoma liga, ta prasme, viskas, jeigu žmogus, ta prasme, susirgo to alkoholizmu, jisai viskas, ta prasme, iki gyvenimo pabaigos. Bet kas yra ta liga? Kas yra tas alkoholizmas? Alkoholizmas, tai sakykime, taip, alergija, ne? Alergija alkoholiui tai yra tiesiog kartą paragavęs negali sustoti, ne? Sakykime, yra žmonių mano gyvenime, kurie, ta prasme, ten nuo vaikystės, sakykime, geria, ne? Bet pas juos nebuvo problemų. Jie galėjo kiekvieną dieną gerti, bet pas juos problemų alkoholis pas juos nesudarydavo, nes jie, ta prasme, laiko keldavosi, atlikdavo savo pareigas, ten darbas, viskas, šeima, tai kaip ir nieko. O čia visai kas kita. Bet esmė tame, kad problema, sakykime, einant iš šitų priklausomybę, ne, narkotikai, alkoholis, tai nėra problema.
Tai nėra problema. Tai čia tik yra Problema pasiekmė, čia yra pasiekmė tų taip, vidinių pasąmonės jo, dalykų. Ir jeigu ten kas tik ir žiūri, ten ir sielos reinkarnacijos, ir tam tikri visi įrašai, kurie mes atsinešam, ir iš kitos pusės, žinai, pagal mano vidinę tiesą, aš tikiu, kad, žinai, nėra nepagydomų ligų. Nu kaip, aš tikiu, kad einant sąmonėjimo keliu, einant, keičiant gyvenimo būdą, mąstyseną, kiekviena mūsų ląstelė atsinaujina. Nu, aš taip tikiu, aš tokį turiu, nu, tokią patirtį, tokį tikėjimą, bet tai su visiškai, žinai, su pagarba, žinai, kitoms tiesoms. Ir aš vėl tave trupučiuką vėl nuvedžiau nuo kelio. Nu, tokia jau visi. ne, esmė, suprantate, Dalia, esmė tame, kad, ta prasme, kaip aš sakiau, kad taip, priklausomybės, nu, ten, narkomanija, alkoholizmas, jo, tai yra nepagydoma, ten visą kitą, bet esmė tame, kad kodėl, kaip ir sakiau, kad alkoholis ir narkotikai yra tai simptomai, o priežastis yra priežastis. Priežastis slypi, bet yra būtent priežastis, dėl kurių žmogus vartoja. Ir reikia gydyti, kaip sakant, ne pasekmes, o priežastis. Tai yra dėl ko. Sakykime, žmonės atsipalaiduoti, ne? Bet tai mažai kas užsiduoda. Nuo ko atsipalaiduoti? Nu, ten stresas, darbas ir visa kita. Nu, čia, kaip sakant, kiekvienas žmogaus asmeninis pasirinkimas. Bet esmė tame, kad dirbant su priežastimis, kurios atvesdavo prie alkoholio vartojimo, kaip aš ir minėjau, kada mane atvedė, tai vaikystė. Ir kada aš pradedu dirbti su tom priežastim, pats poreikis sakykime, tos medžiagos, jisai atitolsta. Ir, ta prasme, aš gyju ne nuo alkoholizmo, o nuo priežasčių. Nuo vidinio tų traumų, vidinių skausmų. Ir kaip pasikeitė tavo gyvenimas po to tokio mini nušvitimo ir kažkokias, kas suteikė pagalbą? Nu kaip, aš kaip suprantu, dabar jau, kaip sakai, 17 metų, ne, esi sąmoningas ir blaivus ir padedi kitiems žmonėms. Nu, tai sakau, ir esi man grinai toks įkvėpimas ir kad visada verta tikėti kaip sako, tą šviesiąją žmogaus prigimtimi, nenuvertinti, nenuteisti, nesmerkti, nes ir aš pati ieškau ir noriu priimti, mokausi priimti žmonės su atvira širdimi ir priimti su atvira širdimi, priimti juos tokie, kokie yra ir leisti patirti, ne, kad ir savo artimui leisti patirti, pažinti save, išjausti save ir netgi, kaip tu ten anoji žinutė rašai, kartais netgi ir žūti, nu, ta prasme, turėti savo gyvenimo patirtį, nes kiek pati, atrodo, stengiausi, kažką dariau, tik suvokiu, kad aš tik išau pagalius ir kaip tik prisidėjau prie to parazitavimo, prisidėjau ir atiminėjau tą jo galią, nes būdavo toks momentas, aš žinau, ką tau daryti, juk mes galime nueiti čia, juk mes galim pamedituoti, čia gali sporto klubas, tu čia gali, ir nevyksta, ir toks pyktis, man rodo, toks pyktis, nu kodėl neklausau, ir atrodo, ir tokie visokie jausmai, ir užtat ir kyla, ir paprašiau tavęs pakalbėti, tą temą apie tą pagalbą, ir sulaukėm Dovilės klausimo, kur jinai klausė jūsų nuomonę ir patirtimi, kur yra ribos tarp gelbėjimo ir adekvačios pagalbos. Jeigu žmogus turi aplinkoje tą, žinai, ir kur ta riba iš tikrųjų, juk atrodom, mamos myli sūnus, sūnus myli dukras, moteris myli vyrus, vyrai myli moteris ir norim, kad tam tik žmogui būtų geriau. Nors kaip aš pati dabar atseku, kad iš tikrųjų, kai aš labai stengiausi ir labai čia visko dariau ir labai čia jaučiausi gerėti ir labai čia jaučiausi tokia jau tobula ir padedanti, suvokiu, kad tai buvo iš mano puikybės, iš mano egoizmo, kad aš žinau, kaip tau geriau, tu daryk taip ir bus taip, ir labai tada jaučiausi, kad aš labai myliu, ir paskui buvo labai gėda pripažinti savo, kad
nu, blin, taip grubiai sakant, užkniso, kaip rakštis subiniai. Nu, ar galiu aš jaustis laiminga, kai mano vaikas ar artimas žmogus kenčia, va tokie klausimai pradėjo ir tada aš galvoju, palauk, ir kai mokytojai sakė, sako, tai čia Dalia nėra tavo tai tikra meilė, kaip tai nėra tikra meilė, ir atrodo čia ir tą darau, ir čia tą darau, ir čia taip stengiuosi, ir čia viską darau, per galvą verčiuosi, ir čia daug dirbu, ir kažkokias ten, ir kaip viena mama sako, visą gyvenimą gelbėjau savo sūnų narkomaną, sako, dirbau paskolas, pasiminėjau, kad tas mašinas, kurias sudaužė, ar kažkokius likviduot, kad į kalėjimą nepapultų. Sako, nu visą gyvenimą aš jam tiek. Ir sako, žinai, kas svarbiausia? Sako, jisai pasveiko tada, kai pateko į tą kalėjimą. Bet jau, sako, buvo, sako, jau ten su kepenim problemos, kad jisai pasveikęs, išėjęs ten begyveno, ar 2-3 metus. Ir sako, kaip man tada, sako, gyventi, kai aš suprantu, kad, sako, aš dariau meškos paslaugą ir, sako, nuo to, kad aš visą gyvenimą saugojau, visas tas pasekmes už jį ėmiau. Vienas dalykas ir pati savo gyvenimą prarado ir finansai, ir visa kita, žinai, ir visos pastangos gelbėti. Ir, sako, nuo to, ko saugojau, tas jį išgelbėjo. Nu. Esmė tame, kad kartą teko bendrauti su moterim, kuri skambino dėl vyro. Ir taip dažnai pasitaiko, kada, ta prasme, moteris prašo pagalbos dėl vyro. Ir mes su jie kalbėjom, ir jinai, žodžiu, mūsų pokalbio metu, jinai, tai nežinau, ką daryti, nežinau, nesuprantu ir taip toliau. Na, ir aš ją tiesiog pasiūliau kreipti, sakykime, pas žmonės, kurie sakykime, turi tokią pat, sakykime, patirtį, ir kaip jie su ta patirtimi, ta prasme, dirbo, kaip jie, ta prasme, rado tą išeitį. Ir jos atsakymas, sako, tai pas mane nėra problemų. Sakau, ponia, sakau, iš tikrųjų. Sakau, mes sakau, su jumis jau 1,5 valandos kalbam, bet sakau, iš jūsų aš girdžiu tik vien klausimus. Nežinau, kaip, kas ir taip toliau. Ir ne vieną atsakymą. Ir sakau, dabar pasižiūrėkit, sakau, svarbiausias dalykas. Jūs, sakau, sakot savo vyrui, kad jisai turi problemų, ne? Bet jisai neigia. O aš tą patį darau. Aš jums siūlau pagalbą, bet jūs neigiate. Tai sakau, jūs abu, sakau, neigiat. Tai kuo jūs, sakau, skiriatės nuo savo vyro? Nieko. Nieko. Nes realiai man, ta prasme, man irgi tas pats man ir kas tik tai ir motina, ir žmona, ir ten tie keli ten bičiuliai sakydavo, kaip tu taip negali? Aš sakydavau, nu blemas, sakau, chebra, nu negaliu. Aš ne, kaip tu, sako, kaip tu žinai, kad, ta prasme, kad užgersi, ne, ir šitą, ir ta prasme, vis tiek geri. Sakau, aš nežinau. Nu kaip tu, sako, nežinai, tugi, sako, tugi nebepratis. Nes jie, ta prasme, kaip žmogus neturint tos patirties. Jo, nepatyręs, negali suvokti ir belieka tada, kai belieka kaltinti, pykti ir atrodo, ir sakau, pas manęs irgi buvo ta meilė pasislėpusi, o atrodo, aš realiai, nu tiek vidinės agresijos, atrodo, nu įmūryti į sieną norisi, žinai. Ir kaip tu, kad tu sakai, negali, pasakysiu labai grubiai, bet labai tiesmukiškai, tie, kurie klausosi, tegu man atleidžia, bet, kadangi kalbu atvirai ir taip paprastai ir nepretenduoju kažkokią, bet kaip viena psichiatrė sako, kai man sako žmonės, kai, tai čia apsileidimas, čia dar kažkas čia ta, kai kalba apie alkoholizmą ir sako, neturi to patarimo suvokimo, sako, aš sakau, o kai tau vidurių susuka ir jau reikia, ar tu gali tai sulaikyti? Ar tu gali tai suvaldyti, kai ten viduriuoji kiaurai kaip vandeniu? Sako, ne, negaliu. Sako, va taip, sako, jaučiasi tas kitas žmogus. Nu, čia pati psichiatrė yra papasakojusi apie tai, žinai. Tai gal grįžkim prie to, jeigu gali, prie to klausimų, kurį tu mano grupeliai taip atsakėjai, ir aš tada pajutau, kad tu iš tikrųjų žinai, apie ką tai kalbi. Kai tai kur yra riba tarp to gelbėjimo ir adekvačios pagalbos. Ir mes jau kaip ir aptarėme, ne, kas tas yra pagalba. Ir iš viso, ar reikia kažką gelbėti, išskyrus apart save.
ir kaip dabar gal aš tiesiog pati, žinai, vat, pasidalinsiu tą savo refleksiją, kad nu, iš kokio to jausmo kyla tas noras gelbėti. Tai yra iš tikrųjų tyras jausmas, ar už to yra tam tikri išmoktos elgsenos, kaip va tos priklausomybės. Savo pavyzdžių, kad mano tėvelis irgi išgerinėdavo ir kartais smurtaudavo, tai būdavo retai, į metus 1, 2, 3 kartus. Bet aš jau vaikas, būdamas ar 5 ar 6 metukų, aš jau žaisdavau, matydavau, kad saulė leidžiasi ir aš jau stebėdavau, laukdavau, kada tėtis pareina ir mesdavau žaisti ir bėgdavau namo, nes tada būdavo poreikis saugoti mamą, nes tėtis mane labai mylėjo ir tada aš kažkaip sugebėdavau arba užšnekyti, ar jam batus numauti, ar kažką padaryti, nes to dalytė. Arba jeigu ten jisai eidavo muštis, aš tada į vidurį ir vėl dalytė. Ir vat jau tada išsivystė va tas poreikis, nu, va, tokio toksiško santykio, to toksiškos suvokimo nuo pat vaikystės. Ir kai vyksta vat aplinkoje su artimu žmogumi, man irgi yra labai vat sunku išsivaduoti iš to, kad aš privalau, nes man toks jausmas, galvoju, nu gerai, žmonės vėžius serga, mes jų nepaliekam. O dabar, vagi žmogus, ane, jeigu turi priklausomybę, tai čia irgi liga, tai kaip dabar aš galiu jį palikti? Tai aš turiu kažką daryti, juk aš mylinti mama. Ir, nu, taigi kažkaip vat reikia gelbėti ir tas, vat, grinai visiškai susitapatinimas ir kaip su psichologija dirbau, grinai atsiekė, kad sako, tai pasižiūrėk, kokios eina analogijos. Nu, vat, viskas į tą susipynė, kad privalau ir aš esu atsakinga. Kaip tada maža mergaitė prisėmiau atsakomybę už tėvus, už jų elgesį, taip dabar vat, noriu valdyti, kontroliuoti kažkieno vat, kito, žinai, nes tiesiog atrodo įaugia į kraują ir net kai kažkas įvyksta ir tada vat, aš užsisakiau kelionę, o čia laidotuvės ir čia ką, ir man viskas, aš kelionę atšaukiu, tik aš būsiu reikalingas savo artimui dar kažką o sako, ne, kaip tik tu turi važiuoti ir leisti tam žmogui patirti, jisai suaugęs žmogus, aš kalbu apie tos žmonės, kurie jie nėra, kaip sako, visiškai praradę nuovoką, kurie visiškai neadekvatus ar ten turi kažkokius visiškai jau nebesiorientuoja, ne, tos ligos, kai jiems jau yra reikalinga jais rūpintis, nes tai yra žmonės ir dirbantis, ir sąmoningi žmonės, ir kaip sako, ir gebantis mąstyti, ir gebantis dar savimi pasirūpinti. Nu, vat, ir kiek vat, reikia išgyventi, aš kaip skautų tos tokios abstinencijos, kaip paskui neskambinsiu, nebūsiu, nes tas vėl hierarchija kaip konsteliacija. Man reikia sūnaus, ar sūnų reikia man. Ir sėdžiu, ir iš tikrųjų išgyvenu panikos atakas, nes jau 2-3 dienas nežinau. Man noris prašyti, kaip jis, o jau suaugęs žmogus 30 metų. Ir jeigu paskui ten neatrašo vos nenagus kramtais ir visokias vizijas, kuri, žinai, ir jau vos nenori važiuoti, gal jau ten jam visiškai, žinai, jau ta depresija paūmėjo, arba čia dar tos ligos, ar jau čia dar kažką. Ir va, kiek reikėjo įdėti to sąmoningų praktikų, sąmoningų buvimo, kad pakeisti tą seną įprotį, pakeisti tą seną mąstymą, atrasti tos įsitikinimus ir juos pakeisti. Ir aš užsirašiau tavo žinutę, kur tu paantrinai, kad gyvenk pats ir leis gyventi kitam. Ja, yra toks pasakys. Nes bet tą posakį, sakykime, suvokti, ne, kaip ir tą ribą tarp tas pagrindinis, ne, mūsų klausimus pokalbio, riba. Tai galima suvokti tik tai veiksmo dėka, nieko daugiau. Nėra neteisingų sprendimų. Nėra neteisingų sprendimų, nes ta prasme visus sprendimus, kokius ten, sakykime, aš darydavau savo gyvenime, ne, tuo metu, tam momentui, sakykime, mano brandos, jie buvo teisingi. Visi buvo teisingi. Bet patirtis ateina. Aš netgi, sakykime, kad tada, kaip jau pradėjau pats, sakykime, kilti, ne, aš irgi daug darydavau, sakykime, tokių dalykų, kurių dabar nedarau, aišku. Aš bėgdavau, lėkdavau, spręsdavau problemas, ten man skambina, reikia pakalbėti, girtas skambina, reikia jį išklausyti ir visą kitą.
Jo, aš visą tai dariau, bet tik tai dėka viso šito ateina ta patirtis, suvokimas. Ir nesu tikras, kad ir tam suvokimui, ta prasme, tai išminčiai. Išminčiai nėra ribos. Nėra ribos. Galbūt netgi gerai, tarkim, dabar šiuo metu aš suprantu pagalbą taip. Aš, sakykime, pasiruošęs žmogui visada, kaip sakant, pasiruošęs padėti, ištiesti rankas, ta prasme, pagalbos ranką. Bet jeigu jisai yra pasiruošęs priimti tą pagalbą. Jeigu pasiruošęs priimti daryti pokytį, o ne taip vėl permesti atsakomybę, žinai, Slava padaryk, čia už mane paimk ir dar kažką, kaip apie tai kalbėjom. Jo, taip, iš pradžių aš taip dariau. Todėl, kodėl žmogus, tarkim, klausia, ta prasme, netgi šitas klausimas, kaip atrasti tą ribą, dėl to, atsiprašau, kaip ten, dar kartelį, paantrink, prašau, kaip tas klausimas skamba. Kur yra riba tarp gelbėjimo ir adekvačios pagalbos suteikimo? Tai ta prasme, kodėl man, tarkim, šitas klausimas rūpi, todėl, kad aš bijau suklysti. Aš bijau suklysti. Kaip čia man tai padaryti? Kaip teisinga padaryti? Teisinga daryti taip, kaip darai. Šiai akimirkai. Bet esmė tame, kad ta prasme, kad pagrindinis žmogus, kuriam iš tikrųjų reikalinga tavo pirmoji pagalba, tai ne tas artimas žmogus, o aš. Taip, pati pagalba. Nes jeigu aš, ta prasme, jeigu aš neturiu tam tikrų įgūdžių, aš negaliu jam padėti. Jeigu aš neturiu tos patirties, aš negaliu to suvokti. Kaip galima suvokti? Kaip ir žmonės, tarkim, kalba apie sielą, kaip ir irgi minėjai, ten sielų reinkarnacijas ir visą kitą, šitos dalykus irgi ten visus esu praėjęs. Kokia prasme? Ir tai to nepapasakosi, tai ateina iš vidaus, iš vidinio žinojimo ir aš pati, kaip sako, pagalba yra ta, kai realiai žmogus gali pakenkti savo, matai ir suvoki, kad jisai, kalbam apie savižudybę, kad jisai gali nusižudyti ar kažką suteikti kažką kitam, tada ta ir pagalba, kad yra vis dėlto skambinti policijai, kviesti greitąją, kad būtų tuo momentu jam pasirūpinta. Tik tiek, aš kaip suprantu, aš irgi apie tai domėjausi, nes jeigu ir žmonės ar serga tam tikromis psichikos ligomis arba jau yra visiškai nebeadekvatus ir iš tikrųjų gali kažką pasidaryti. Bet čia yra tik ir vėl ta pagalba tokia, mūsų ta žemiška, tokia žemiška materija, bet žemiškoj plotmėj. Pati aš, kaip išjaučiu ir kaip tu ką sakai, visų pirma, ta pagalba tai yra mūsų ryšys su mūsų širdimi, su savimi pačiu, savęs pažinimas, gebėjimas išlikti neutralume, nesusitapatinti, pavyzdžiui, ko aš čia labai labai mokausi, kad atskirti, kad tai, nes ten skyrybos, dar kažkas ten, kažko nepadariau, irgi buvo keletą kartų, kai smurtavau, pati buvau ta mergaitė, kuri bijojo tėvo ir labai smerkiau ir tėtį, ir mamą, bet ir pati vis dėlto, būdama nestabili, pakėliau ranką prieš sūnų ir ten buvo 3 ar 4 kartai. Ir užuot žiūrėjusi tuos visus kitus tūkstančius kartų, kai labai gražiai mylėjau, visą 12 metų gyvenau kaltėj, nes pati užsidėjau tą naštą, kad galbūt pakenkiau ir vėl aš tai buvau, turėjau mylėti, neišėjo, save graužiau ir jo pati save graužiau, jo aplinka ir artimasis mane kaltino. Kai aš nustojau save kaltinti ir pasakiau, kaip ir tu pasakiau ir savo, ir sūnus, tuo metu aš buvau 19 metų, mylėjau, auginau taip, ką galėjau ir dariau tai, ką geriausio. Taip, ir yra tas faktas, kad smurtavau kelis kartus ir dėl to nesidžiaugiu, bet ir tai priimu tą faktą ir priimu ir pati visų pirma savo atleidžiu ir galiu papasakoti kitam, kaip ir kas vyksta, kokioj nestabilumo būsenoj tai dariau ir išsiliejau, kad turiu tą patirtį, galiu tą patirtimi pasidalinti. Ir kas mane stiprina, ir
kad kas man padeda, vat, ane, meditacija, sąmoningas kvėpavimas, joga, gamta, muzika, šokiai, įvairios terapijos, vat, pokalbiai, nes iš tikrųjų tie pokalbiai, tai yra vat, tavo tiesa, tai yra tavo jausmas, bet kai pasakoji, aš girdžiu per tai ir save ir atpažįstu kažkokią dalelę. Ir visiškai su tavimi sutinku, kad tik per savo vidinę tiesą, per tik savo, bet va, per tą energetinį kažkokį impulsą, per tokį va, tavo pajautimą, matai, kaip vyksta, va, ateina, kartais te trūksta to vieno tokio perliuko, kad įkristų tas toks kažkoks suvokimas. Aha, va tai šitaip, ir tas va, suvokimas, kai daliniesi, ir pasirodo, nesu aš čia ta balta karvė, ir kiti tą patį išgyvena, nes ir būdavo tas toks savęs gailėjimas ar aukos, už ką Dieve man va toks artimasis, ir kokia aš čia nelaiminga, ar norisi būti auka, viską. Ir kol apie tai nekalbėjau, atrodė visi labai laimingi, visi ką, bet kai pradėjau tarp bendražygių atsiverinėti, pradėjau apie tai kalbėti. Ir žiūriu, ir viena moteris netekčių turėjusi, ir kita turi patyrimą, ir kita. Ir tada supranti, kad tai gyvenime vyksta, kad tai yra gyvenimo dalis. Tai kažkodėl, dėl vienokių ir kitokių priežasčių mes galvojame, kad tai yra labai blogai, kad tai labai gėda, kad reikia tai slėpti. Ir ačiū Dievui, kad matau, kad kaip jaunimas, vat, jie kalba, kad jie eina pas psichologus, kad jie kalba, kad būrėsi, kad kalba apie sąmonėjimą, kad yra va, tos galimybės, kad apie tai mes galime kalbėtis. Ir tau labai labai ačiū už tą drąsą, nes tikrai tikiu, kad atsiras žmogus, kuris per tave pajus save ir išsineš tas kitokį suvokimą ir pokytį, žinai, kaip sako, per patyrimą. Tai yra labai daug. Taip praktiškai ir vyksta gyjimas, kada sakykime, kada atveri širdį, kada atveri tą vidų, kaip sako, reikia ne tik, ta prasme, girdėti ausimis, nes ausimis, tai, ką mes girdime ausimis, mes filtruojam per smegenis, tai yra per savo, sakykime, ego sistemą, įpročius ir, ta prasme, tai, ką mano, sakykime, ego mano priima, tai mano jau ne iš karto atstuma. Bet ne, čia šitie dalykai, kas liečia tas ligas, priklausomybės, tai turi būti širdies kalba. Tai, ta prasme, aš turiu leisti išgirsti tai, ką žmogus pasakoja. Ir tai, kada žmogus dalinasi kažkuo tai savo patirtimi, tai tiesiog būna taip, kad, ta prasme, aš galiu neišgirsti todėl, kad aš dar nesu tam pasirengęs. Jo, kad aš dar nesu tam pasirengęs, nes yra, sakykime, masė tokių dalykų, kurių, sakykime, iš dvasinių žinių, iš ezoterikos ir taip toliau, kurias kažkada esu girdėjęs, bet jos man kažkaip tai neužklypo. O aš jas tarkim, išgirdau jau po kelių metų ir wow, nieko savo. Ir taip stipriai, ta prasme, jauti tą. Tai lygiai taip pat ir žmogaus patirtis, kada žmogus kalba, būtent kodėl svarbu kalbėti apie save. Nes tada žmogus kaip ir nepriima tai kaip pamokslus kažkokius. Nes žmogus aš pasakoju apie save. Ir tai, kas, sakykime, klauso, tai jisai klauso mano istorijos, o neklauso mano pamokslų. Jo, kad tu taip daryk ir būtinai, taip yra, taip yra, nes tai yra, tiesiog pasidalinimas ir tai yra atsiverimas, bet kad išdrįsti kalbėti, kad atverti tą savo širdį, sakau, visų pirma, kaip suvokiu, turi įvykti tas vidinis pačios savęs priėmimas, nes aš irgi, jeigu daug metų bėgau nuo tos kaltės jausmų, kažkaip lyg norėjau atsisakyti, kažkokias praktikas dariau, kad dar kažką, nuo jo bėgau, vis tiek ta kaltė mane bijosi ir nieko, bet tik kai aš ją priėmiau, tą kaltę, kai aš įsivardinau, kad taip, tai buvo, aš tai priėmu, tai tas savęs priėmimas, savo patirčių priėmimas, savo patirties priėmimas ir tas jau ėjimas į tą tokį gyvenimo be vertinimo, kad kiekviena patirtis, kuri jinai buvo, jinai turi ir pliusą, ir minusą, ir jinai mane praturtino, ir būtent tos patirtis atvedė mane į tą tašką, kuriame šiandien aš esu, ir kai aš save priėmu, kai aš jau išdrįstu pamatyti tas dalis, nuo jų nebebėgti,
tus sopulius ir išjausi tos užspaustus skausmus, nes tai dažniausiai nėra labai malonu. Ir tada vat ateina gijimas ir sulig kiekvieno atrodo istorija, sulig kiekvieno vat žmogaus, kurį kalbinu, veriasi va ta širdis ir lengvėja, nu vat nebėra tokios kažkokio vidinio to sunkio, lyg vat laisvėja ir nebėra toks, žinai, baubas kažkoks, kuris buvo kaip šydas užsidėtas, nuo kurio norėčiau bėgti. Nu, atrodo, tai yra gyvenimo dalis ir taip, ir mes esam kūrėjai ir mes susikūrėme, ateinam į tam tikras šeimas ir čia yra tų filosofijų didžiausių ir vienokių ir kitokių ir jokios šitos filosofijos iš tikrųjų nenorisi ten ir tų sąmonėjimų krypčių yra daugybė. Tai gal va, tai vis tiek, jeigu dar kažką nori pasakyti ar kažką palinkėti va anapus ekrano žiūrovams ar tie, kurie klausys įrašą, kažką ir galvoju, ar jau gal po trupučiuką ir eisim į pabaigą ir kažką dar noriu pasakyti. Vienintelis dalykas gal, kurį norėčiau pasakyti, kad kodėl dažniausiai žmonės bijo atsiverti, bijo kreiptis pagalbos, nes tos žmonės, ta prasme, valdo kitų žmonių nuomonę apie juos. O ką pasakys, o ką pagalvos ir taip toliau. Man, ta prasme, jeigu man iš tikrųjų blogai ir man reikalinga iš tikrųjų pagalba, man mažiausiai turi rūpėti, kas apie mane ką pagalvos. Nes nei vienas iš tikrųjų laimingas žmogus negali kito žmogaus teisti, kritikuoti, netgi kalbėti apie jį, jeigu jis iš tikrųjų laimingas. Tai čia tas lygiavertiškumo santykis. Tu esi aš esu tu ir mes esam viena. Turim skirtingas patirtis, bet tai yra tas ir lygiavertiškumo, tas vienio principas. Visi mes esame, kaip sako, nu, čia Dievo vaikai, šviesos vaikai, meilės vaikai ar kažkas bebūtų, bet vat nėra nei aukščiau, nei žemiau, kaip. Tiesiog norėčiau, ta prasme, pasiūlyti tam, kam tai aktualu, kas klauso, tai kad tiesiog išdrįsti ir peržengti tą ribą. Ir tik už tos ribos vat, atsiranda ir pagalba, atsiranda ir žmonės, kurie iš tikrųjų gali suteikti tą pagalbą. Nes atvirumas, nuoširdumas yra raktas. Raktas nuo laisvės, o nuomonė kitų žmonių, tai jų nuomonė apie save, nepamenu kažkur esu girdėjęs, atskaitęs posakį tokį, kad viskas, ką jūs galvojate apie mane, tai ne mano, tai jūsų. Taip, nes einam per... Mano sako yra tai, ką aš galvoju apie jūs. Taip, nes einam per savo subjektyvų matymą, per savo vidinį, per savo žinojimą, per savo tiesą, per savo kažkokius lūkesčius ir kažkokius įsitikinimus. Prisiminiau dar, ar atsirado tavo gyvenime kažkokie nauji įpročiai, naujos kažkokie disciplinos ar ritualai, ar kažkas, kas padeda tau išlaikyti tą stabilumą. Nes pavyzdžiui, aš tai suvokiu, kad bent aš jau suvokiu, kad vis dėlto tikslinga ir kas man padeda, kad aš pajaučiu tą save naują, pajaučiu, kad aš priėmiau vidinį sprendimą, kad leidžiu savo artimam turėti patirtis, leidžiu tą ir tada aš pamatau tą savo seną įprotį ir kai jau ateina impulsas veikti iš to seno įpročio, aš tada savo kaip priminimą einu į tą savo vidinę tokią ašį. Ne, aš ilgiuosi naujai ir kuriu tą naują įprotį ir jį puoselėju, auginu. Gal ir tu turi kažkokias ar praktikas, ar kažkokius įpročius, ar kas padeda tau. Vis tiek tai pokytis vyksta. Aišku, kiekvieną kartą tas ateina kažkokie nauji, kažkoks naujumas ateina. Kas gal yra kažkokia pagrindinė šis, kad ir paprastas kažkoks dalykas, gal ryto mankšta ar kažkoks, kas naujo susikūrė gyvenime, kai jau tu Kažkada, sakykime, aš bandžiau tai kurti, kaip sako, tos naujus įpročius, bet
jų pas mane, jų tiesiog nėra, nes aš nuolatos keičiuosi, nuolatos. Ir tas darbas, sakykime, su savimi, jisai neturi galo. Jisai neturi pabaigos. Tai čia, tu, kaip sako, esi jau įėjęs į tą savo vidinę išmintį, kai gyvenimas yra visas gyvenimas yra meditacija, kiekvienas veiksmas, kiekviena akimirka, nes tai mūsų gyvenimas ir kaip yra ištisinė meditacija, buvimas sąmoningume. Ane, jau tu esi va tame sraute, tiesiog savo sraute iš to savo vidinio pajautimo, ne, kažko specialiai, kažko taip ir nebedarai, ne, kažkokio sąmoningo, nebeišsikilinėja savo tikslų ir dar kažką, tiesiog eini iš... Yra toksai, sakykime, toks, tiesiog jauti tą vidinis vedimas. Ir viskas. Ir yra, sakykime, jėga, kuri ir negali priešintis jai, ir nenori iš tikrųjų. Nes tai tarkim, kad, kaip sako, ten nušvystė, ne, sakykime, tame gyvenime, tame pasaulyje, ne, šito aplinkoje, kurioje gyvenam, tai begalė darbo su savimi. Su savimi, su savo emocijomis. Kas emocijos yra? Reakcijos. Juk manęs niekas nepinta, tarkim, jeigu kalbant apie negatyvias emocijas, manęs niekas netikdo. Niekas. Nei ten vyriausybė, nei ten kažkokie tai ten įvykiai ir taip toliau. Tai tik tai mano reakcija. Bet tai išsiugdyti, tai vis tiek, tai čia savistaba esi valdęs, tas kažkokią savikontrolę, tai čia vis tiek tą išsiugdyti, tai jau skirtis, jau tai nėra va taip. Labai svarbu yra... Karts nuo karto pamėto. Mane karts nuo karto kažkoks netikėtumas, dar kažkoks netikėtumas, atrodo, čia stabili savaitė, 2-3 mėnesius, koks nors ten išardymo, koks nors bairis, ir viskas, jau žiūriu, nukritau ir jau susiparinau. Ir jau tada turiu sąmoningai grįžti į ašį ir man tada jau kainuoja ir laiko, ir energijos, kad vėl grįžčiau į tą ramybę. Tai aš, reiškia, dar nesu įvaldžiusi tos tokios visiškai tos vertybės, kaip tu sakai, tai jau tavęs visiškai nebėra. Bet tai čia savistaba, vis tiek stebi savo mintis, savo jausmus, kaip tai vyksta. Tai be abejo, tai ta prasme, stebėti yra svarbu, bet tam, kad, ta prasme, aš nesakiau, kad ten pasiekiau jau ten kažkokį ten tokį lygį, kuris manęs visiškai netrikdo. Ne, aš toli gražu irgi nešventas. Ta prasme, yra ir būdinga ir pyktis sukyla ir visą kitą, bet tik tiek, kad jie mažėja. Nebesureikšminė, ne? Tarkim, aš kažkada buvo tokios mintis irgi ten kažkur tai išvažiuoti ten į kokią ten į Indiją, ten į Tibetą, į kokį ten vienuolyną užsidaryti ir taip toliau, bet aš suprantu, kad, ten, sakykime, galbūt, net nesiimu ten spręsti, bet esmė tame, kad tai, ne, mano vieta, ten, kur aš esu ir, tarkim, tai man labai buvo ryškiai, sakykime, praeitus naujus metus sutikau Amazonės džiunglėse ir ten dariau tokį atsiskyrimą. Atsiskyrimą tiesiog, kad vienas išėjęs į džiunglės ir viskas. Ta prasme, aplink ten artimiausias kaimelis buvo 10 kilometrų. Ir šalia 20 minučių kažkur tai mano bičiulio centras. Ir viskas. Ir ta prasme, ir guli toj palapiniai. Ir tu supranti, kad, ta prasme, aplinkui nei gyvos dvasios, tik džiunglės. Nieko. Visiškai. Ir kada praleidau, ten, sakykime, šitą kelias dienas, aš pajutau, kad, ta prasme, kaip aš pasiilgau to miesto šurmulio. Ir grįžau, tai buvo geriausias toks pavyzdys galbūt, kad aš grįžau atgal į Londoną, aš atsisėdau į mašiną, važiuoju per miestą ir man taip gera, taip faina, tai niekas man netrukdo, nei šitie ten, nei trafinant, ta prasme, nei kamščiai, nieko. Ir čia staiga taip sustojo, raudonas šviesoforas dega raudonas šviesoforas ir prieki manęs mašina stovi. Aš čia toks laimingas sėdžiu, pasidega žalia šviesa, mašina stovi toliau. Ir staiga aš pajutau, kaip staiga kažkas tai išsijungia ir aš taip žiūrėdamas į tą mašiną ir ko stovim, bet taip ne tai, kad su pykčiu, to pykčio nebuvo, bet kai tik tai šitą ištariau, vėl kažkas taip pokšt įsijungia
Ir aš, ta prasme, pamačiau, kad ką tik prieš sekundę, oi, čia kaip fainai, kad niekas netrukdo ir čia staiga, ir ko stovim. Ir vat, kaip yra labai, labai svarbu stebėti savo mintis. Kas vyksta, nes savo mintis aplamai nėra mano. Nėra mano, nes kaip aš dažniausiai sakau, ta prasme, su bičiuliu kalbėjom, sakau, mintis, sakau, kieno, sakau, tavo? Nu, sako, o tai sako, tai kieno? Tai, sakau, reiškia, tai, kas yra tavo, tu gali valdyti. Tai, kas yra tavo, ranka, mano ranka, aš galiu ją valdyti, ne? Ten koja, ten mašina, aš jas galiu valdyti. Nu, sako, gerai, sakau, ar tau patinka pyktis, ta depresinė nuotaika? Nu, aišku, ne. Sakau, kaip ne? Taigi, sakau, gali valdyti mintis. Mintisgi, sakau, tavo. Sėdi galvoja. Mat ir iš tikrųjų, ta prasme, nu, tai yra labai, žodžiu, šitiem mokslam, patirčiai, šitai pažinimui savęs, tai nėra pabaigos ir tai be galo nuostabus žaidimas. Be galo nuostabus žaidimas. Jo, ir čia svarbu patikėti ir padaryti tą vidinį sprendimą, kad aš galiu mintis valdyti ir galiu gyventi, ir galiu prisimti atsakomybę ir rinktis, kaip ir pavyksta ar nepavyksta, ir su kalniukais, ir be kalniukai, ir tai yra kelias, ir ateina momentas, kai... Atsiprašau, Dalia, kol dar nepamiršau, čia labai vėlgi yra labai svarbus momentas. Dabar yra daugybė įvairių ten mentorių ir taip toliau, kurie ten, ta prasme, galvok pozityviai, ta prasme, ten imk iš gyvenimo viskas, ta prasme, kalba apie malonumą, ne? Bet tiesiog, kad buvo tokia patirtis, kad aš atvažiavau į Lietuvą pas motiną ir viršuj kaimynai. Ir žodžiu, jauna šeima ir pas juos ten trys maži vaikai. Ir panašu, kad ta prasme, kad ir tėvas tas, ir motina pas juos, matom, panašu į priklausomybę, nes jie iki išnaktų ten sėdė. Ir kaip jisai ten bliauna, ta prasme, ant savo vaikų, ta prasme, jisai ten keikia tokiais žodžiais, kad, ta prasme, nu, aš jau ten, net ir anksčiau, sakykime, taip, nelabai ten keikdavausi. O jisai vat ant to, ten 2-3 metukų ten to vaiko, vidury nakties rėkia. Ir aš taiga taip, sakau, viskas, sakau, einu aš ten, sakau, tvarką padarysiu, žinai. Sakau, nelys, žinai, sako, tu ką, sako, tu išvažiuosi, sako, o mum gyventi. Tai ką noriu pasakyti, kad taip, aš galiu pasitraukti iš to, sakykime, iš tų žmonių, ta prasme, toliau nuo tų žmonių, pasitraukti nuo viso to negatyvo, ne? Ir ta prasme, džiaugtis gyvenimu. Taip galima. O tai kaip tada, kaip tie žmonės? Ar jiem nereikalinga pagalba? Ir kam aplamai tada, sakykime, įdėjau, ne tai, kad aš netgi negaliu pasakyti, kad tai mano nuopelnas. Žiūrint savo gyvenimą, per ką teko kažkada tai pereiti ir tai, ką aš dabar turiu, tai man duotybė. Aš laikau tai duotybę. Ir tai, kas man buvo duota, nu, kažkaip būtų, man pačiam prieš save būtų nesąžininga. Man pačiam prieš save būtų tiesiog nesąžininga. Ir taip, aš galiu kažkur tai išvažiuoti ir viskas, ir džiaugtis gyvenimo, lipti per galvas ten ir taip toliau. Svarbu, kad būtų man gerai. Tai aš jau taip gyvenau. Čia gal yra toks irgi, kaip aš sakyčiau, pereinamasis laikotarpis, jeigu mes buvom tokie, supranti, triušiai, tokie menki maži, ir paskiau, ko gero, būna toks laikotarpis, kai pabūnam vilkais ir einam biški per galvas, kitam pakandžiam, ir paskiau jau vėl praeina tas augimo etapas ir galimai tampam to briedžių išmintingų. Nu, man tai toks yra pojūtis, nu, nes būna kaip iš tos vaikiškos ar jaunos sielos į tą brandžią išeina. Nu, visokiausių, čia jau ko gero yra atskira plati tema, nes, nu, kiekvieno kelias yra ant tiek, žinai, unikalus, nes tas gebėjimas mokėti, ne, kaip ir ta kopriklausomybė, kad gyventi kito gyvenimą ar būti gera, visą laiką atliepti,
ir jeigu nu, ten reikia pagalbos ir aš ir nesvarbu, kad lašalinė susilašinus, aš tiek vadžiuoju, nes ten man reikia pagalbos, ignoruoju savo fizinį nuovargį arba ten nesvarbu, kad ten, nu, ta meilė sau, nu, jinai tokia iškreipta, nes tik gera mergaitė, nu, gavo tos meilės ir dėmesio ir ta gera mergaitė išmoko gelbėti ir pasiaukoti ir mylėti ir dar plus prisiskaityta visų, kaip reikia nu, dėl kitų gyventi, visa kita, bet kai visiškai, nu, kai tai vyksta ne iš tos pilnatvės, kad aš esu užsipildžiusi ir jau pilna ir duodu, o kai viskas vyksta iš to trūkumo, nu, ir ta pagalba, nes paskui ir tame yra lūkestis, ir gal nepadėkojo, ir tame yra nuovargis, ir tam yra lygos visokios, kurios stabdo, ir kurios moko ten, ane, suparalyžuoja, ten negali vaikščioti, dar kažką, kad galėčiau pagulėti ten lovoj susidėlioti, vėl grįžti į ašį. Nu, čia vat yra tiek daug tų sudedamųjų, nes ir pradžioj, kol įvyksta ta harmonija, nu, būna visokiausių tų variantų, visokiausių variantų būna. Nes aš tai galvoju, nes va tas tyra pagalba juk yra tik tada, kai mes esame pilni, kai mes esame savipakankami, kai tuo labiau ir nesakau, kad mes esame ten labai nušvyti ir labai viską mokame, iš tikrųjų daliname savo patirtimi, savo žinia ir visiškai tuo pačiu esu atvira, vat, ir galiu pakviesti ir kitą žmogų, kuris turi kažkokį kitokį matymo kampą, kitokią patirtį. Ir kaip sako, ir išmintingas yra tas, kuris vat, geba ir vėl be vertinimo priimti, atsirinkti ir galbūt vat, tavo kažkokia viena pajauta, nebūtinai tavo tiesa, nes nebūtinai sutampa su mano tiesa, kurią aš propaguoju ir išjautinėju ten visokias subtiles energijas, gal tu ten kažkaip žemiškai, o gal kažkitas eina per sportą, vienas eina per maistą. Nu, tų kelių sąmonėjimų ir tų augimų yra labai daug ir nėra vieno recepto, nėra vieno vaisto, bet yra vienas vis tiek vienintelis, ko gero, tai vat, kaip ir tau ir kad pritariu, tai yra vat, susivokti, pripažinti, nustoti neigti, jeigu yra problema ją pripažinti, ir suvokti, kad jeigu aš esu kūrėjas, aš ją sukūriau, ar aš ją gavau, ar aš ją atsinešiau, bet kokiu atveju vis tiek, ar vienokiu ar kitokiu lygmeniu, tai yra mano apie mane ir ką aš galiu padaryti ir kaip aš prisimti atsakomybę, nu, nes nu, tos stebuklingos piliulės nėra, yra gyvenimas ir yra mūsų pačių atsakomybė ir už mintis, ir už jausmus, ir už visą tai, ką mes patiriam, ir už visą tai, ką kuriam. Nu, ir kartais, jeigu aš taip galvoju, žinai, nu, bet jo, čia tokia ta, žinai, ta riba, žinai, nes, kad, nu, čia daug tokių įvairiausių tų, nes kartais, kai esi tokioje tame nepakankamume, kai nepasitikėjime, tokie tie paskatinimai, tas toks, vat, bet ir mano pačios, vat, jau tą mentorystę, ir man irgi 22 metai darbo viską ir aš mėgau dalintis ir aš mėgstu žmonės ir matau pokyčius ir viską, bet būdavo tas irgi suvokimas, kad aš negaliu dalintis patirtimi, nes aš visko nežinau. Nu, nes aš visko nežinau, aš dar visko nemoku, nu ir kaip aš čia dabar. Bet ir va tada, va, kai mentorius irgi parodė, kad nu ir nereikia man visko žinoti, kad tai yra augimo kelias, aš galiu dalintis savo vidinę tiesą, kaip tu sakai, savo vidinę patirtimi, ir kuri galbūt kažkam ir gali būti jau seniai žinoma, kuris jau, kaip sako, viena moteris, kaip tik vakar kelionėje, sako, aš tai žinau, sako, aš tom gyvenu, sako, apie ką tu šneki, apie tu savo paiešką, sako, aš visada tai žinojau. Nu, jinai tiesiog tą turi. Ir jinai turi tą savo vidinę išmintį, turi tą stabilumą, turi tą, bet jinai praeina kažkokias kitokias pamokas. O kiti, vat, iš tų atsineštų, vat, tokių trauminių vaikystės patirčių, nu, ir susirenki per tas patirtis, per tas visokias galimybės, aš manau, kad visi keliai yra geri, kai veda mūsų į augimą ir sąmonėjimą. Žinai, Dalia, senovės išminčiai, daugybė senovės išminčių, bet kalbėdavo praktiškai apie vieną ar tą patį, kad kuo daugiau aš žinau, tuo daugiau aš suprantu, kad aš nieko nežinau. Jo. O tas žinau,
tas žinojimas, kas liečia irgi ten apie tiesą, ne? Tiesos juk nėra. Taip. Kas yra tiesa? Tiesa yra tai, ką aš dabar šią akimirką, ką aš dabar prasme skaitau, kad tai yra tiesa. Bet jeigu aš vystausi, jeigu aš ta prasme nestoju vietoj, jeigu aš ta prasme pastoviai judu, tai nuolatos keičiasi. Nuolatos keičiasi. O kaip gali būti tiesa tai, kas keičiasi ten kiekvieną akimirką. Taip, taigi mūsų. Tai ir sakau, ir su ta pagalba, iš pradžių sakau, tas yra tas begalinis noras, bet vėlgi tas noras, man teko irgi nemažai dar praeiti tą prasme iki to suvokimo, dėl ko aš ten, sakykime, bandžiau gauti ten tam tikras žinias, ten kursai visokie, ten visakyta, ten praktikos ir taip toliau. Aš tuo metu aš nežinojau, kas mane valdo, o tai buvo mano ego. Tai buvo viso labo mano ego, nes aš ta prasme, mano žinios yra kas? Žinios yra ginklas. Žinios yra ginklas. Ir kada ego apsiginkluoja, ta prasme, ten jau manęs niekas nepatrauks. Pas mane autoritetų vis mažėja, kol aš, ta prasme, ir aš artėjau ten jau vos nepridėjau. Aš žinau, ką jums reikia. Iš kur aš žinau? Kas aš toks, kad galėčiau ten arba šaipytis ten iš kažko tai kito, jam ten žodžiai, jie ten skundžiasi ir taip toliau, kaip ir žmonės, sakykime, kalba apie savižudžius, kad jie yra silpnavaliai ir taip toliau. Aš vienas iki su tokiu žmogum kalbėjau, žmogau, bet tu sakau, ar tu žinai, ką reiškia padaryti savo galą ir per ką tu turi pereiti. Aš sakau, aš tai žinau, nes aš turiu tą patirtį, nes tai beprotystė, tai iki beprotybės tiesiog nebežinai, ką darai, save fiziškai žaloja, bet tos drąsos vis tiek dar nėra tą padaryti. Čia tas pagalbos šauksmas ir toks skausmas, ir čia tu kaip ir ta patarlė sako, jo bato apsimovęs ir ką tu gali suvokti, ir tu pats gali net nežinoti, kaip tu toj situacijoj tokiam skausme elgtumėsi, žinai, ir vienaip ar kitaip. Ir jo, čia tas, kaip sako, jo, tas yra vienu žodžiu. Ačiū tau labai, matau, kad mūsų čia galėtumėm ilgai dalintis, filosofuoti. Ir gražios tau dienos, ačiū, kad pasidalinai. Ir jeigu kažkas norės parašyti, galima tau parašyti, ne? Jeigu pajustų širdimi vedimą. Nes labai aš jaučiu tavo tą tikrumą buvimą savimi, žinai, tas labai žavi. Ir labai dėkoju tau už tą drąsą, už tą pokalbį ir gražaus pavasario, gražių patirčių ir galbūt iki sekančio galbūt susimatymo. Iki sekančio. Iki. Iki viso. Iki.